Hello iš naujo vlogo. Duodame, žinokit, nuo pačio ryto. Skalbimo mašiną su džiuvyklė iškojom, žodžiu. Ten vieni apgavo, vienur nuvažiavom, ten nėra. Nu, esmė tame, kad atvykom į Elesen, radom. Taip, ką mums pavyko šiandien nusipirkti. Nelabai daug, tiesiog skalbyklė. Čiužinį nusipirkom šitai lovai, nes vyras sako, kaip ant lentų miegoti čia. Aš nežinau, man visai normaliai miegojusi, bet dviese, kai miegojom, tai jisai, kai sukasi, aš labai jaučiu, kažkaip ta lova atrodo juda. Nežinau, nemoku paaiškinti, bet šitas čiužinys yra 7, man atrodo, jo centimetrų, gan storas, minkštas, tai gal nesijaus, kaip kas vartosi lovai. Po to pasimiau tiesiog diena nakti žaliuzės į virtuvę, ten ant virtuvės lango tas raudonas pakeisiu. Čia užuolaidas 2 nupirkau į svetainę. Žinot, tos medžiagos, pamišus ir dėl jos, nors jau viena iš mados beveik. Ir radau dieninę užuolaidą, čia įskė. 7 metrų ilgio netgi, 3 metrai aukštis ir 7 metrai ilgis. Tai kažkaip nesu niekad užmačius tokių vientiso ilgio, nes visada pirkdavau po metrą kem pločio tiesiog, kad padaryti ilgą užuolaidą. O čia pasirodo tokia, nežinau, ar čia naujovė, ar čia tik tai Lietuvoj. Tai paklodę dar nusipirkau. Čia rozečių reikėjo. Metras kažkur dingo, nežinau, po mano matavimo. Čia tokį purškiklį radau nuo pelėsių. Nežinau, ar šį padės ar nepadės. Tikrai esu bandžius nemažai tų tokių purškiklių, kurie atseit žada išvalyti, žinot, tas sandarinimo juosta, kaip jis vadinasi, silikonas tas toks, kaip būna duše, prikriauklės kažkur ir kaip, ne kaip pelėsis, bet toks įdomus įsimeta juodas, tiesiog pajuoduoja. Tai aš tikiuosi, kad su šito gal pavalys kažką, nežinau žodžiu, tiesiog. Nes reikia ir duše, ir aplink kriauklę vonioj. Ir nusipirkau dar 4 remelius, šiaip brangi, vienas buvo 9 eurai, bet man reikėjo, nes aš turiu dar iš Sheino nusipirkusių tokių drobių vadinamų, žaidėjas, drobių ir 4 ten tokie paveikslai yra, tai dėsiu aš ant sienos 3 paveikslus svetainiai ir vieną čia miegamajam. Važiuojam dabar į baldų turgus, man atrodo. Jo, į baldų turgus pasižiūrėti. Matėm internete, bet kadangi galima užsukti parduotuvę pažiūrėti, ten norim televizoriui komodą pakabinam ant sienos apžiūrėti. Einu iki siuvyklos. Reikia priduoti užuolaidas, kurias vakar nusipirkau, kad patrumpintų. Galėčiau ir pati, nes aš, pavyzdžiui, Danijoje taip pat trumpinausi. Jos yra labai lengvai patrumpinamos, tik reikia lygintuvo. Bet aš neturiu čia lygintuvo, kad galėčiau tą juostelę užlyginti. Ta prasme, ten tiesiog kaip karšti klijai ir užsilygina. Tai galvoju, ai tiek to, visai šalia čia namų yra siuvykla. Galvoju, nunešiu. Aišku, nežinau, kaip nulups, bet vis tiek bus greičiau ir patogiau, ir gražiau, ir kokybiškiau. Na, žinokit, kaip valkata, kol parėjau namo. Ėjau nunešti užuolaidas, parsinešiau daug siuntinių, plus užuolaidas. Žodžiu, man paskaičiavo už užuolaidą atlenkimą 70 eurų. 7 eurų. Man tos užuolaidos tai kainavo tik tai, man atrodo, visos. Sakau, ne. Nu tai sako, gerai, už 50 galiu padaryti.
Ai, sakau, pagalvosiu. Nori tokį? Tai jau. Tai žodžiu, bandysiu pati kažkaip su tom užlaidom, visiškai nežinau kaip. Aš Danijoje, kai buvau, tai tiesiog pati atsilenkiau, nu ten aišku nelabai kokybiškai buvo, bet vis tiek užteko. Tai kažkaip bandysiu. Nežinau kaip, bet galvoju, nu 7 eurų tikrai nemokėsim, čia apiplėšimas. Aš suprantu, kad ten už darbą viskas okei, nes man gaunasi 10 metrų nukirpimo ir aplinkimo. Kadangi ta viena užuolaida dar 7 metrai, kitos yra tos naktinės po metrą kem pločio, tai gaunasi beveik 10 metrų. Tik to, aš tau už 7 eurų geriau dar siuvimo mašiną nusipirksiu. Tai va, parsinešiau snukes iš Sheino. Čia 3 orderiai. Tai nežinau, ko aš čia prisakiau. Tai parodysiu, ką aš čia užsakiau ir pati pažiūrėsiu. Iš karto matau. Manau, žinot šitos dalykus. Tai yra plaukams banguoti. Bet aš ėmiau 50 cm, bet tokie trumpi atrodo. Aš, kadangi turiu banguotus plaukus, garbanuotus, banguotus, susidėlusius, tai man turėtų puikiai laikytis ir kartais, pavyzdžiui, galėčiau padaryti tokį šukuoseną. Gal čia užteks. Nesu bandžiusi, bet aš galvoju, kad jie šiek tiek minkštesni. Nu, šiaip su jais patogiau turėtų būti miegoti, nei, sakykime, su tuo rankšluošiu susirišus arba ten tas specialus, kur yra. Ai, tiesiog po namų šlepėtis. Nemėgėjęs šlepėti vaikščiu po namus, bet čia kažkaip norisi šlepėčių. Nu, jos visiškai paprastos, tiesiog tokios niudinės spalvos, neutralios, 3.8 ir 9, lengvos, man atrodo, greitai jos arba sulūš, arba susidėvės, bet jo, tokios paprastos, visiškai normaliai atrodančios. Čia nusipirkau tokį, aišku, ir Lietuvoje yra pirkti, bet kadangi jau dariau užsakymą, galvoju tuo pačiu. Tas gramštukas toks, kur tinka pridegusiems, prisvilusiems orkaitės ir kaitlenčių paviršiams. Nugrandyt gerai, šiaip Danijoje man labai patikdavo, labai gerai nuimdavo tos tokius orkaitės, atrodo jau nebenuvalomus dalykus. Toks kaip išdegimai tiesiog būdavo, tai labai lengvai su to peiliuku nusivalydavo. Čia kadangi yra tokių, tai pabandysiu gal padėti šitas peiliukas, o jei ne, tiesiog bus šiaip kažkam pagrandyti. Bet šiaip labai kokybiškas, toks tvirtas. Ai, čia tai paėmiau. Tai bus per didelį. Žodžiu, mes mokinamės ant puoduko. Nu, bet dar vis tiek nelabai kažkaip sekasi mums. Ir nupirkau tas vadinamas atprastukės. Tiesiog kaip kelnaitės, medžiaginės, tik jos turi šiokį tokį, pasakyti, viduj, gal nežinau, viduj tą turi tokį, kur sugeria, bet čia tiesiog paprastu tokiu, nu gerai, aš buvau, kad vis šiek tiek bus kaip sauskelnių vidus toks, bet čia tiesiog yra šiek tiek storesnė medžiaga, kad net perbėgtų kiaurai gal kažkaip, nežinau, žodžiu, čia 4 vienetai, man atrodo. Toliau pasiėmiau tokių, nusipirkau, čia gal kai kam pasirodys kaip dušo kepurėlės, bet jo, jos atrodo kaip dušo kepurėlės, bet jos yra labai gerai maisto indeliams uždėti, aš tai parodysiu. Pavyzdžiui, turit kažkokį maisto likutį, kažką ten susipjaustyti ir norit įsidėti šaldytuvą, tai va taip ant lėkštės uždedat. Ir viskas apsisaugo ir nuo kvapo skleidimas, ir nuo džiūvimo. Ir tiesiog labai paprasta, patogu naudoti. Arba galima, pažiūrėjau, ant tokio indelio, tiesiog aš kartais dažnai būna įdedi šaldytuvą, ten kokį likutį mišrainės, daržovę ar kažko. Ir jos taip džiūsta, sudžiūsta ir atsiduri šiukšliadėžiai, tai čia va toks bairis. Aišku, galima maistinę plėvelę tiesiog uždėti, bet su šitais daug paprasčiau ir greičiau. Triusiukų sau. Šiaip man patinka iš Sheino tokios kelnaitės, kur yra to vadinamų lazerių pjautos. Tiesiog nėra tų kantų, jokių siūlių, labai patogiai jas nešiot, gerai skalbėsi, neišsitampo. Ir čia, man atrodo, buvo 5 vienetai. Ir malonios kūnai, tokios plonos, visiškai neatsimato, sakykime, jeigu apsimauni kažkokios tamprės ar kažką, tai labai patogiai šitos. Lipdukai tokie yra
pavyzdžiui, nuotraukų rėmeliams ar paveikslams kabinti ant sienos, kad nereikėtų, arba jeigu negali, arba jeigu nenori kalti į sieną, sakykime. Pavyzdžiui, aš dar taip naudodavau, kadangi tam bute negalėdavau nieko kalti, griežti. Tai va čia yra tokie lipdukai, kur užklijuoja arba ant sienos, arba ant paveikslo rėmelio. Ir jis prisideda. Vis dėlto greičiausiai kalsiu vinį. Kadangi čia galima kalti vinį. Paveikslas kabinsiu jaučiu ant vinučių, bet šiaip labai geras dalykas. Kas, pavyzdžiui, nenori gadinti sienų ar tiesiog negali. Tai viskas. Iš šito siuntinio viskas. Kitas siuntinys, aš čia žinau, kas čia yra. Tuoj aš atidarysiu. Tadam! Laikrodis. Kaip iš čia? Taip. Kad taip turiu atrodyti. Na čia tik reikia sudėti rodiklės, aišku. Čia yra rodiklės. Aš šiaip nesu mėgėja laikrodžių ant sienos visiškai. Ir mes nemėgstam laikrodžių ant sienos. Bet aš jį pirkau tiesiog kaip detalį interjerų. Tiesiog. Kažkaip man gražiai pasirodė. Kadangi aš planuoju maždaug tokios medžiagos daryti baldus miegamajam, tiesiog apklijuoti su ta, aš gal netgi ir gavau ją jau, žodžiu, su tokio plėvele, kaip pasakyti, apklijuoti baldus, tiesiog kad derintųsi. Jo, kodėl mes nemėgstam laikrodžių, todėl kad jie tiksi garsiai. O šitas, kiek mačiau, jis tas sekundinis greitai eina, tai jis neturėtų tiksėtis, tiesiog sukasi greitai, kaip pasakyti, ir viskas, tai manau, kad netiksės. Šiaip jisai kokybiškas viskas, bet galvojau, gal bus toks, jis atrodo kaip 3D, bet paviršius tai lygus, nes žinau, gal bus jis toks šiek tiek kažkoks su iškilimais, bet, jo, aš atrodo, kad šviečia. Šiaip gal ir fainas toks, ką žinau. Tai pasikabinsiu, kadangi čia yra laikrodis, jisai neveikia, baterija, nežinau, bandėm dėti, jisai neveikia, tai vietoj jo ir pakabinsim tiesiog. Kad vinis nekristų į akį, tai bus laikrodis. Na ir paskutinis didysis siuntinys. Galvoju, gal bus šiek tiek platesnis. Tai čia yra šitas, nežinau kaip čia tapetas, ne tapetas. Jis turi šiek tiek, nėra toksai visiškai lygus, slidus paviršius. Jis turi tokį grublėtumą. Tiesiog kaip būna, sakykime, baldas. Tai čia aš jį naudosiu kaip baldų imitacijai, medienos baldų imitacijai. Medienos imitacijai, lovą miegamajam apklijuosiu, spinteles. Žodžiu, žadėjau dar čia ir stalviršį dėti. Šiaip raštas tai buvo gal biškai kitoks. Nu, bet žinot, iš kiniečių visada gal dažniausiai ne tas, kas parodyta. Ai, čia yra tiesiog tas... Čia dabar paaiškint. Į spintą aš noriu dar papildomai pakabom, kad galėčiau susikabinti dar rūbus, kadangi viena yra spintos dalis, ten beveik tai viena lentyna yra, tai kažką va tokius lauko rūbus ir jinai kaip teleskopinė lazda jinai vadinasi. Ir tiesiog dar į spintą vieną tokį papildomą lazdą įsidėti. Tai koinyčių. Nu, tokius fainus, tik tai vat spalvotus. Žodžiu, daug tokių vat užrašų. Čia šitas aparatas yra būtent vat tam patogiai užklijuoti, sulyginti, nupjauti, nes yra ir skalpelis. Tas atpjauti, čia pastumdyti. Kitas dalykas, nusipirkau, galvoju, nepirksiu, bet tiesiog nusipirkau į stalčių tą susidėti indams, ne indams, šakutėms, peiliams, šaukštams ir kadangi jis pats prasiplatina, yra daugiau skyrių. Nu, kokybė tokia papigiai atrodo. Aš turiu, bet yra toks mažiukas. Tai kiti čia daiktai, samčiai, visokie maišytuvai, kažkas skustukas makaluojasi po tą visą stalčių. Tai tiesiog toks. Kiek vėl išino nesąmonį prisakinėjau. Šita dėžė kitas dalykas neišino, bet parodysiu gal vėliau arba kitam vlogui. Nu, man stalčius atrodė taip, o dabar taip. Nu, va, dabar kažkaip viskas tvarkingiau, savo vietas turi. Tiesiog, nežinau, šiaip geras dalykas. Tos kokybės, aišku, čia nereikia kažkokios idealios, svarbiausia vis tiek
Jisai stovės vietoje, nejudės smarkiai, bet vat galima, sakykime, jeigu nereikia tos vietos čia suspausti, ištemti arba, sakykime, belė kokiems, sakykime, stalčių dydžiams tiks, tai faina. Gerai, update'as, kaip čia sekasi mums tvarkytis. Tai šiandien išvežė tą kaip čia sekcija, nežinau kaip eina, žodžiu, aš jums rodžiu, kas čia buvo pastatyta. Tai vat visai nesenai viską susirinko, atidavėm. Parašėm, kad atiduodam, tai iš karto atvažiavo, pasiėmė ir tą stiklinį staliuką čia, kur buvo. Beje, šitas laikrodis. Žinau, kad labai fainas iš tikrųjų, man kažkaip jisai čia gerai žiūrisi. Ir fainiausia tai, kad jisai netiksi. Tai aš specialiai ir pirkau grinai, kad jisai netiksėtų. Nes ta sekundinė rodiklė, matot, jinai taip švelniai lėtai eina, nėra taip tik. Tai vat dėl to aš pirkau šitą laikrodį. Kaip interjero aksesuaras detalė ir tiesiog, kad jisai vat tyliai veikia. Tai ką, vakar, vėlai vakare, dar šitą staliuką parsivežėm. Jisai čia iš Ikėjos, mačiau lipdukas yra užklijuotas iš Ikėjos, bet pirkom naudotą, dėvėtą iš žmonių, pasiėmėm tiesiog už 5 eurų. Puikiai jisai tinka realiai ir derinasi su, kadangi stalviršis yra pilkas ir virtuvinio pilkas yra stalviršis, bet jis yra perdažytas. Aš nežinau realiai, koks tai buvo. Čia tiesiog jie perdažė, atnaujino, bet, vat, matot, yra tokių biški nesąmonių. Jisai nebuvo paruoštas gerai nudažymui ir, vat, matosi. Bet aš dėl to smarkiai nepergyvenu, kadangi aš galvoju jį apklijuoti tą baldinę vadinamą plėvelę, tik dar nežinau kokios spalvos. Ten, kur išsakiau iš Šyno, man jinai nelabai kažkaip žiūris, nežinau, pasižiūrėsiu. Bet mačiau, moki veži yra daug įvairiausių, bent jau iš nuotraukų, ką mačiau, tai tikrai patiko. Reikės gyvai nuvažiuoti pasižiūrėti, tai aptraukčiau tada ir šitą stalviršį. Ir vat virtuvės šitą stalviršį irgi norėčiau aptraukti, kadangi jis toks irgi jau yra padėvėtas šiek tiek. Jeigu nereikės, kažkam galės nusilupti tą plėvelį, jinai labai lengvai nusilupa. Užuolaidas, man atrodo, nerodžiau. Ne užuolaidas, tiesiog tie roletai. O tai iš karto vaizdas jau yra pasikeitęs, nebėra to tokio kontrastingo, kaip pasakyti, akcento, kur buvo raudonas užuolaidas. Tiesiog diena naktis, tvarkingai, švariai, bet iš karto kaip pakeičia visą vaizdą, visas spalvas. Žodžiu, tokia iš karto ramybė atsiranda, nebėra to tokio chaoso, žinot. Užsisakėm kampą, tai laukiam, kol atvažiuos, tai dar kol kas naudojame šitą sofą. Bet, kaip ir sakiau, buvom nuvažiavę į tą baldų turgus, ten tiek, ten rojus, visokiausių baldų ir tų kainų. Bet mes neradom tokio, kaip pasakyti, optimalaus varianto, kad būtų nebrangus, tiesiog, kad nebūtų gaila palikti po to, kai išeisim, ir kad būtų tinkantis, kaip mums tiesiog, nes aišku buvo ten po tus kelius šimtus, po 200-300 eurų, bet tokie statiški tiesiog, tokie net nejaukus, visiškai net žiūrėti, nei atsisės ten. Mes norėjom tokio, grinai šitos medžiagos, tas toks pliušas vadinamas. Ir buvo, aišku, bet buvo, vienas buvo be patalinės dėžės, kitas buvo netokios spalvos, netokios kainos. Tai žodžiu, jau nebežinau, ką daryti. Tai tiesiog po to grįžom namo, užsisakėm. Nežinau, dabar labai mačiau reklamuojamas tas pliušas. Bet kažkaip įdomi gausi tas užsakymas. Tikiuosi, kad mes gausim jį. Nes reikės sumokėti pristatymo metu, o ten gavus kaip apmokė, nežinau, žodžiu, kažkokia ilga istorija, man atrodo, čia bus su tuo kampiniu. Ką aš dar nepasakau, išvežėm vakar, užvakar išvežė skalbimo mašiną. Kadangi norėjau, kad kažkas išvežtų ją ir žiūriu Vilniuje ir apskritai beveik daugumoje Lietuvos vietų MP, man atrodo, recycling, taip vadinasi, kažkaip išveža nenaudotą buitinę techniką, televizorius, kompiuterius, virdulius, nežinau, skrudintuvus, mikrobangės, šaldytuvus, viskas, kas yra su elektro, viską nemokamai išveža. Užsiregistravau internetu. Gavau laišką, kitą dieną atvažiuos paimti, atvažiavo vyrukai, susipakavo, išvežė ir jokio vargo. Nereikia kažkur, sakykime, tampyti sandėliukuose, slėpti, laikyti, kaupti, arba ten, sakykime, blogiausia atveju prie konteinerių nešti ir padėti. Tai, žinok, labai faina, net nežinau, bet netyčia ieškojau informacijos,
kadangi iškojau, kas galėtų išvežti baldus irgi išveža, bet jau ten kainuoja, kubo kaina 20 eurų mačiau. Tai žodžiu, jau spintas įkratėm, tai bebus tik tai lova, ir dar kėdės. Kėdės dar noriu irgi pasikeisti. Nu tai va, užuolaidus reikia dar pasikeisti, nekeičiau. Tai va tokie reikalai, sakau, kažkaip, nu, nesinori labai jau stipriai investuoti, kadangi vis tiek viską turėsim palikti. Tai, bet nesinori gyventi su tais senais baldais ir su tais visais nedarančiais baldais. Aišku, galima, įmanoma gyventi, nes, nu, sofa yra sofa. Vis tiek ta pati paskirtis ant jos sėdėti ar gulėti. Užuolaidos, koks skirtumas, žalias, geltonas, mėlynas, nu, jos vis tiek atlieka savo funkciją, užsitraukia, paslėpia kažką. Ten nežinau, kėdės, ar raudona, geltona, ar ten medinė, ar metalinė, nu vis tiek ant jos gali sėdėti, ar ne. Bet aš tą viską suprantu, bet kadangi aš esu tokia, nu, nenormali, nu, aš galiu susitaikyti su tais visais dalykais, kurie čia buvo tie baldai ir sakykime, kaip viskas, bet aš galiu susitaikyti išoriškai, bet iš vidaus man būtų sunku su savim susitart. Ir sunku būtų matyti, va, kiekvieną dieną ateini, sakykime, virtuvę ir matai raudonas užuolaidas, ryžą čia sekcija, ruda lova ir užuolaidas kokias nors ten. Tai man kiekvieną kartą va būtų taip. Va taip ir būtų, žinokit. Tai kažkaip vyras pasirašė, žinokit, kol kas džiaugiuosi, pasirašė, kažkaip susiderinam, ką pirkti. Aišku, aš ką norėčiau pasidaryti, man tiesiog va, viskas verda galvoj, taip norėčiau viską išlieti ant sienų, ant kambarių, ant visur, žodžiu. Nu, ta prasme, ne piešti, ne kažką, bet tiesiog yra labai daug minčių, pažiūrėjau, jaunios kambarį, ką norėčiau padaryti, bet vyras sako, ar verta investuoti? Na, nežinau. Bet sakau, man taip niešti rankos, aš taip noriu to kūrybinio proceso, noriu sus tokios, va, kažkaip save realizuoti, kadangi aš mėgstu kažką krapštytis, kažką iš kažko perdaryti, ne dėl to, kad negaliu nusipirkti, bet vien dėl to, kad manyje toks geras jausmas po to palieka, kai aš, sakykime, nežinau, sakykime, tą stalą perklijuoju, ne, ten kitą plėvelę, ar ten kažkokias pagalvės persiūnu, ar ten, nežinau, kokie lovos ar spintelės, kažką ten visą fasadą perklijuoju, man toks yra pasitenkinimas, tai žymiai, žinokit, fainiau nei nupirktas naujas daiktas. Tai va, pagerinti tą jūs pusryčiai. Aha, rodau tave, kokia tavo lėkštė. Susidėjau mašinėlės. Taip skaniau valgyti, ne? Skaniau taip? Taip skaniau vėlgi. Taip, pilna mašinų lėkštė. Daug skaniau. Noriu pasidalinti vienu labai geru valikliu. Aš jį pirkau pernai, kai reikėjo nusivalyti vonios plyteles tame praeitame bute, kadangi jis buvo iškart po statybų, po visų remontų ir taip toliau, tai labai buvo vonios plytelės išteptos klijais, plytelių klijais, tokiais kaip cementų, nu žodžiu, kaip buvo po statybų patys, žinot, ir labai sunku nuvalyti. Tai nusipirkau šitą, tiesiog galvoju, gal gerai nuvalys, nes rašė, kad labai efektyvus valiklis. Tai žinokit, superinis valiklis, kaip gerai ir lengvai nuvalė tos visus klijus. Ir plus jisai labai gerai nuvalo kalkių nuosėdas. Šitam duše jų tikrai netrūksta. Šita siena jau yra nuvalyta. O čia pasižiūrėkit, kaip viskas matosi. Aš jį čia buvau užpilusi, nežinau, prieš keletą dienų. Ir va taip tiesiog nubėgo, nuvalgė tas kalkės. Labai gerai nuvalo. Aš jį pirkau Hermitaže, dabar senukose, nežinau, negaliu pasakyti. Bet tikrai rasit. Ir sakau, nu, nerealus valiklis. Ant tiek lengvai, paprastai, be jokių ten šveitimų, grandimų. Tiesiog užpili, užputoja ir galiu su kempinė dar pavalyti, tiesiog, kad įsitikint, kad gerai nusivalė. Ir svarbiausia yra gerai nuplaut, plytelės tą sieną, nes jeigu blogai nuplausi, matosi pabala, kaip pasakyti. Bet jis nusivalo, nusiplauna vėliau, nesvarbu, jeigu ir lieka tokie balti, sakykime, plėmai, tai tiesiog tas valiklis suveikęs, bet nenuplautas gerai nuo sienos plytelių. Tai aš toj parodysiu, kaip jisai suveikia.
Tiesiog aš užpilsiu ant sienų, šiaip pilu ant kempinėlės, bet aš užpilsiu, kad parodyt, kaip jis veikia. Matot, kaip balsta. Tiesiog jisai valgo tas kalkes, šiek tiek dar palaikau, patrinu su kempinėlė ir puikiai nusivalo. Nu, susirašėm, važiuojam į Ermitažą arba iki Senukų, nežinau dar tiksliai, iki Mokyvių. Nu, šiaip reikia daug kur nuvažiuot. O šiandien važiuojam dar visokiausių, nu, šudeliukų reikia prisipirkti, reikia ir karnizą. Nu, žodžiu, užuolaidoms reikia to bėgiuko, reikia į dušą ten, nu, žodžiu, sąrašas ilgas, bet ką rasiu, tą rasiu. Daug, kaip pasakyti, nesiblaškysiu, tiesiog ką pavyks surasti pagal sąrašą, tą greičiausiai ir nusipirksiu. Nu, gal dar kažkur nuvažiuosiu, nu, nesmė. Bet, žodžiu, noriu tada atsisveikti šitam vlogui. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad būnat su manim kartu ir iki kito video. Ate.